Tai pastebėjau tą 100%, kai keliai tiesiog kažką, namas, būtas, dar kažkas, tai taip ir praėjo natūraliai. Bet kai įkeli kažkokį įrašą, nežinau, ten savo nuotrauką, kažkur objektą, dar kažkas, automatiškai. Kur apie Ispaniją įkėliau, nieko nebūstinau, pasiekė virš 5000 žmonių. Čia be jokių reklamų, pavyzdžiui. Tiesiog įkėliau. Bet įdomesnis. Kad įkėlėjai savo nuotrauką? Aš taip matau, kad taip. Nebūtinai savo, kažkokią selfie, objektę kažkokiam. Ne tai, kad ten, gražus objektas, nuotrauka. Nu, gražus ir gražus. Bet kažkaip visai kitaip reaguoja, kai yra kažkas va tokio konkretesnio. Tai galim ir pradėti. Čia tokias aš padariau screenshotus iš to pačio business page. Ką turiu omeny tas business page? Tai jis taip ir vadinasi, tiesiog ne to žodžio prasme, ir yra atskiras prisijungimas, ne Facebook, o business page. Ten gali valdyti viską. Mes, pavyzdžiui, turiu iš Harcerių puslapį ten atskirą. Vilniaus turto yra, kur irgi prijungtas, aš kaip ten galiu kelti postus, kaip ir kiti mūsų kolegos, ten kai kurie, ne? Ir pro ten labai fainai valdyti, fainai ką tai reiškia, matai viską. Kairiai čia, vat matot, navelis, pagrindinis, notificationsai, pranešimai kažkokie, kas ką tau rašo, irgi yra žinutės atskiros per ten susirašinėja ir kai kažkas parašo tau, man, pavyzdžiui, nekilnojamo turto brokerio tą puslapį, man čia ateina atskirai. Gali matyti visas reklamas, paspaudai ir matai, kiek tu kam išleidai, kiek konkretus postas pasiekė, kiek iš viso pasiekė žmonių ir taip toliau. Tai kažkada galvojau prieš porą metų, kas čia tas peilis, tai ir Facebookas, ten postus įkeli. Ne, visai kas kita, toliau to jums paminėsiu, kodėl. Čia galima pridėti daug ką. Daug ką, tai turiu nuotraukas, nuorodą, vietą. Kažkas gali sakyti, pačiam paprastam Facebook'e tas pats, bet tikrai ne tas pats, kadangi tu, kai įkeli čia kažką, čia tau atsiranda iš karto vaizdas, kaip jis atrodys žmonėms viešai paskelbtas. Tu čia sumodeliuoji tekstą, atstumus, ten kažkokius smailikus ar dar kažką, aš dažnai juokauju, ir po dešinę tau iš karto matai, kaip tau atrodo kompiuterį, kai kažkas žiūrės, ir kaip atrodo telefone, kai žiūrės. Ir automatiškai tu gali kokybiškai paleisti su tokį gražų visų pirma pristatymą. Tai nuolat tą darau ir kartais įkelti kažką užtrunku gan ilgai, tai dabar jau ačiū aišku Beata, asistentė praktiškai viską kelia, nes reikia prisėsti. Tai ne tai, kad sugalvojai, parašiai, išsiunti, įkėliau. Reikia dar pažiūrėti, kad atrodytų tvarkingai. O čia tada reklamos užsakymas. Irgi čia nuo iš šitos pusės ir dešinę visus paeiliui. Tai nieko čia aš didelio nedariau, nes vis tiek nieko aišku iki galo nebus iš tų, bet bendrai, kad priminimas visiems ir kaip kas atrodo. Tai visų pirma, reikėsi kas tai tokio ir parenki tą auditoriją. Ta auditorija tai nuo iki. Apie nekilnojamą turtą Europos Sąjungoje likti nuo 18 iki 65 metų, pavyzdžiui, gali parinkti tik tai. Jeigu tai ne apie nekilnojamą turtą, gali amžių irgi nustatyti. Nu ir va tokių visokiausių įdomesnių dalykų, kurias matai jau kai pats sėdi ir bandai užsakyti tą reklamą. Auditorijas kaip renkuosi, tai labai individualiai. Pradedant nuo kam tai gali būti įdomu, antra, kurioje vietoje kam tai gali būti įdomu. Nes turi ne tik parinkti žmonės ir kokius jie pomėgius mėgsta, kokias jie pomėgius turi, bet ir išsamiau. Iki, pavyzdžiui, reklamavau, čia irgi screenshotas likti jo, mano to Dobio kvartalo, kur prie ežero parduodu sklypus. Ir gyvą pavyzdį pasakau, tuos sklypus Dobio kvartale pardaviau ne per brokerius, ne per aruodus, Facebookus. Pardavinėjau iki to kažkoks vyrukas ten jiems, kol aš susipažinau su jais. Sako, neįmanoma čia parduoti, čia geri sklypai, neeina ten, aruodus, į viską ten keliam. Sakau, kelkit, aruodus, kelkit, mokėkit. Reikia. Įkėliau vieną gal skelbimą visų 40 sklypų, visus kitus
kas savaitę Facebooką boostinau visą vasarą. Ir viena reklama 50 eurų parduoti vienas arba du skaipai kaip minimum. Tai jau ta mano statistika tikrai buvo 100%, mačiau. O čia koks pasiekimas žmonių yra 50 eurų išleidus? Apie jau 10 tūkstančių ten tikrai. Ne, tai vat renkiesi. Kitas, ką norėjau sakyti. Turi pasirinkti kiek dienų. Dažniausiai aš renkuosi bent 3-4, kadangi vienai dienai nieko gero. Nors tau Facebookas rodys, kad ten daug žmonių pasieksi, nes jis irgi rodo, kai padarai visus targetingus, jis rodo, kiek tu ir ko pasieksi, bet tikrai ne dienai. Ir dažnai net pats rašo, geriau pasirinkti 4 dienas, nes diena neefektyviai, pavyzdžiui. Tai toks, nu okei, davai 4. Ką aš išbandęs, bandžiau 2 dienom, bandžiau 4, geriau daugiau, bent 3-4. Silvestrai, tai per vieną dieną tiesiog žmonės fiziškai neateina į Facebooką, žinai, tie 5000. Tu sakai 5000, tu turi duoti jam laiko, kad jie ateitų į tą Facebooką. Būtent, tame taip ir esmė visa ir yra. Tai bent porą dienų ir tada tau rodo, kad, pavyzdžiui, per dieną pasieksi apie 5000. Nu ir automatiškai išrodo, kiek per dieną, kiek iš viso. Vėl renkies, turi Instagramo profilį, neturi, kadangi per čia gali įkelti ir Facebook'e, ir Instagram'e iš karto vienu mygtuko paspaudimu. Vėl galėjai pritaikyti, kaip atrodys Instagram'e, kaip Facebook'e, nu ir visa ta sistema. Dėl pasirinkimo Vilniui parduodu patalpas, pavyzdžiui. Irgi įkėliau baltukas, kuriuos jau visiems siunčiau, įkėliau ir gal 40 eurų sumokėjau. Vėl ten porą tūkstančių žmonių pasiekė ir jau kažkas rašo. Skambina. Sakau, čia rodė matėt? Ne, čia Facebook'e. Toks. Gerai, sakau. Iškart suprantu, kad jis mažai ką žino, nes ten tik esminė informacija, apie ką toliau papasakosiu. Ir... Dar noriu paklausti dėl auditorijos. Sklypai, tai metai, amžiaus žmonių, kas dar? Tai esmė vėl vieta, kadangi tai molėtai, tai aš ir rinkausi, iš karto bandžiau, nes turi bandyti. Nėra taip, aš dabar dirbu, pavyzdžiui, su projektu, kur dirba marketologas, tas kaip kažkaip pavadinti reikėtų. Jis pats jau 3 savaitę bando, dirba, siunčia užklausas, aš skambinu, jam duodu atsakymus, kas kaip ką reagavo ir jis sako, keičiam tą, turiu omeny ten vietą, tos pomėgius, ane? Ir va taip tu gali išvažiuoti ir suprast, kas tau veikia. Turi labai stebėti. Tai Facebookas tikrai nėra, kad ten paspaudžiu, laukiu rezultatų. Su juo nuolatinis darbas. Ir pomėgiai ten, nežinau, jeigu reklamuoji kažkokį būtą, ten vieni išsiuntė, ne, būtas investicijai ten, ne, gera kaina ir dar kažkas. Okei, tai tu tą ir ieškai ten, ką pataginti, pažymėti, tai savo reklamuoji. Kas domisi investicijom, nekilnojamo turtų, tas. Ir tokiu būdu, kas ten to niekada nežiūrėjo, nematė Facebook'e, jam tas ir neiššoks. Bet kas mano Facebook'e, pavyzdžiui, kai jungiu, tai non-stop tik nauji projektai, ten tas ir įdomu, stebiu aš tą, nes man va tos reklamos įdomu. Tai va, dėl žymėjimo tas. Kaip atrodo, tai va, jūs matot, čia žymėtės auditoriją, kas moka už tą reklamą, tai automatiškai ten turit prijungti visas savo korteles bankų ir pats Facebookas nuskaito. Man kartą buvo čia kažkuria diena su žmona važiuojam ir man pranešimas, Facebook 200 eurų. Žmona tokia, kas čia tokio? Viskas gerai, veikia ir viskas gerai. O žmonai va taip, pamatė, Facebook 200 eurų, kas čia per tokį? Nu, gerai, taip ir yra, nes jis ten kartą per porą savaičių ar mėnesį kažkaip taip nuima. Ir po 10 matot, kiek žmonių, va, pavyzdžiui, 40 čia, bet aš čia kažkokį belenką pažiūrėjau. Bet esmė aš dar toliau apie tai papasakosiu kiek. Tai tą turi tiesiog ten išbandyti kiekvienas ir tada matysi. Toliau čia kažką kalbėjau, bet tokie kaip. Parašiau, kad kol yra galimybė reikia naudotis. Kodėl? Kadangi jau ir buvo straipsnis, gal kas ir matė, verslo žinių. Ispanų ten vyriausybė kažkokį jau padavė ten į teismus Meta, tą Facebooką, kadangi naudoja asmens duomenys ir taip toliau, to negali daryti ten pagal ES tos reglamentus. Kiek gali, kiek negali, kaip ir visi ten išduoda kažkokius sutikimus, kaip jų aiškina ir panašiai. Bet esmė, nežinom kiek tai tęsiasi, kaip tai veiks, tai aš kol galiu, tai to ir naudojuosi. Gal čia bus ir viskas tikriausiai gerai. Keliant naują įrašą, ką aš sakiau, nuotraukos
būtinai turi būti visų pirma, aišku, gražios, geros, bet priklauso, ką tu reklamuoji. Jeigu tu reklamuoji kažkokį projektą, tai gal kartais mažiau nuotraukų, o geriau nuoroda. Kaip aš, pavyzdžiui, Rygos namus reklamavau, tai ne nuotrauka, o nuoroda. Kodėl arba? Nes kai tu keli nuotrauką, nuoroda tau ne visada leidžia, kad ją galima bus va taip paspausti. O kartais leidžia, jeigu pasirinki ten vėl kitokį pasirinkimą, ar kad jis automatiškai ieškotų žmonių, ar kad koks tavo tikslas tos reklamos, ar kad kuo daugiau žmonių įeitų į tavo puslapį, ar kad kuo daugiau žmonių paspaustų ten like, širdelę ar dar kažką, priklauso, ką tu reklamuoji ir kas tau svarbu. Tai va čia todėl irgi dažniausiai renkuosi nuotraukas, o nuorodą komentaruose įkeliu ar dar kažkaip, nes patogu ir žmogus perskaitys, iš karto mato komentarą ir gali paspausti ir įeiti, pavyzdžiui, Vilniaus turto puslapį ir pamatyti ten tą objektą. O pačiam įraše, minimaliai nuotraukų. Jeigu skelbime turiu 25 nuotraukas, tai aš į tą įrašą kelsiu, nežinau, 4-5, priklauso, ne, kažkokias gal pačias gražiausias ir tekstą tą sutrumpint maksimaliai. Galimybė, kaip atrodės jūsų įkeltas įrašas, tai va, kaip ir sakiau, rodžiau, galima būtent per business page. Jeigu jūs įeisit į savo tą puslapį tiesiog Facebook'e, jūs negalėsit matyti, kaip jis atrodo. Tiesiog įkelsit ir jis įsikel, viskas ok. O ten galit matyti ir dėlioti. Story, reelsai, tai trumpi video nuotraukos, kas tikrai labai veikia. Irgi taip galvojau, kas man kažkada veikia, suveikia, kad nepasakot tiesiog, kad va taip fainai, o gyva patirtis, aš visada taip mėgstu. Mano projektas, pavyzdžiui, Garden Town, kur parduodu sklypus daržininkos. Kai ten tik buvo pradžia, vasarį vėlyvo turbūt, čia net vasario buvo. Ir aš ten buvau, padariau, galvoju, padarysiu fainą video, gerą nuotaiką, kaip save. Ir padariau video, kad va šitam projektui. Vakare skambutis. Nu tai labas, aš čia dėl tavo projekto čia. Galvoju, to mano projekto, sakau, dėl kurio? Nu, čia daržininkose kažkoks. Mano visai nedaina, supratau, kas per projektas, bet kas čia skambina, labas dėl tavo projekto, gal, nu nedaina man. O sakau, kur reklamą matėt? Nu, taigi tavo video toks gražus ten, story tagi įkeli į Facebook'e. Vėliau ieškojau, kas čia per dėdė. Neradau, nepažįstamas. Bet mat jis pamatė Facebook'e tą video, per mano brokerio puslapį įkeltą. Ir man paskambino, domisi, dar su juo neseniai skambinausi, gal nupirks klipus. Tiesiog va video 10-15 sekundžių trukmės. Story net, ta trumpas video, ne įrašas. Tai irgi tikrai veikia ir kas ką mėgsta priklauso, man nelabai patinka tą daryti, bet matau, kad veikia ir reikia daryti. Tai tą patį ir jums galiu pasiūlyti. Taip, čia bus viskas, tada... Ne, Silvestrai, ten įrašai Reelsus, tai tu turėjai galvoj Instagramą jau, jo? Ar Reelsus Business Facebook? page irgi turi ir Facebook. Reelsus? Taip, likti. Ar kažką aš klystu, likti, taip. Ne, yra Facebook'e Reelsai, jo, okei. Yra, bet turbūt privačiam tai nėra, jeigu neklystu. Jau yra, gal. Taip, tobulai. O ten tikrai yra. Ir galima per business page, vėl pasikartosiu, įkelti tiek tą story, tiek įrašą, tiek reelsus, įkelus pažymėti ir Facebooką, ir Instagramą. Gali tik Instagramą, gali tik Facebooką. Tai tas irgi patogu. Čia irgi apsitarim tą dėl stebėjimo žmonių, kad gali matyti ir va, kaip irgi tas tokį, padariau screenshotą iš savo. Čia buvo, pavyzdžiui, paskutinės savaitės, turbūt, o gal mėnesį. Reičiau surasti. Bet esmė norėjau parodyti, kaip tas atrodo. Pasiekiamumas, kiek nuorodų žmonių paspaudė ir jis iš karto palygino ten su praeitom savaitėm. Dar kas man labai patinka, užsakant reklamą labai gerai apgalvoti, kam skirta reklama ir atitinkamai parinkti auditoriją. Tai jau ką ir kaip ir minėjau, tas turbūt vos nesvarbiausias dalykas. Antras man dalykas toks labai patinka galimybė šiandien vakare, pavyzdžiui, sugalvoti, sėdi ten ar naktį, nu ir nenori gal kelt to įrašo naktį, ne? Tau patinka, tau minčių, krūvą surašai, viską padarai ir gali vėl per tą business page paspausti laiką ir, pavyzdžiui, kad jis įsikels ten kažkada. Grinai tas pats kaip su elektroniniais laiškais.
išsisiūs kažkada. Tai ir čia viską padarai, post, bet jo nėra viešai. O tu jau jį įkėlei. Ir jis ten 8 ryto, kitą dieną automatiškai išsikelia. Gal tu turi minčių, kad nori kokius 2 iš karto įkelti, ir apie tą. Bet nenori įkelti jų iš karto, nes nieko gero, iš karto iš eilės ten per pusę dienos 2 ar 3 įrašai apie ten vienokį ar kitokį būtą, patalpas ar dar kažką. Tai tu gali iš karto visą medžiagą turėti ir įkelt, kad jis įsikels trečiadienį, o kitas penktadienį. Ir pamiršai, išvažiavai, nesvarbu, jis pats viską padarys už tave. Tai ne visada reikalingas, bet toks fainas dalykas. Galimybė, ką nepasakiau, bet ne iki galo, matyti investuotus pinigus į reklamą ir naudą iš jos. Net parašiau investuotus, nes aš nevadinu tai kažkokiais mokėjimais, ar kažką auginu investiciją, kadangi tas ir yra. Ir grįžtant prie to paties Dobio kvartalo, aš pardaviau ten per porą mėnesių gal 15-16 sklypų ir skaičiavau, kad kokio 80% tai buvo Facebook'o dėka. O kiek sumokėjau, tai buvo porą šimtų eurų ten tikrai. O iš kiekvieno sklypo komisas ten apie 500 be PVM. Tai vat ir gaunas matematika kaip ir paprasta, o rodė 1 ar 2 skelbimai iš šio projekto ir viskas. Nors sklypų yra daug. Tai lyginant, pavyzdžiui, su ruodu, turi statistiką, kiek tau prasideda? Tai vat vėl. 20%? Taip, šito projekto tikrai nedaugiau. Nes žinau, iš kur ateina klientai, labai dažnai rašė per Facebooką iš karto, ar rašė paštu, ar rašė per Dobio kvartalo puslapį, nes irgi turim. Tai vėliau taip žmonės visada paklausiau, būnant pas notarą, o iš kur sužinojote apie projektą? Taigi Facebook'e mačiau tą reklamą. Ok, savo. Super. Tai, bet ne visam. Tikrai, rodagi turiu ir irgi moku vos ne beveik 1000 per mėnesį, kadangi turi būti, bet visada ieškai tų alternatyvų, ką gali dar sugalvoti. Ir tikrai būtų gal ir ne taip paprasta parduoti per Facebook, įsivaizduoju, gal rodė didesnis lankomumas, bet va tokių sklypų, kažkokių patalpų, kur ten verslininkai ar šiaip žmonės ieško kažko su ežero pakrantėm, pamato, okei, super ir per. O tu, Silvestrai, kaip objektus reklamuoji per Facebooką, ar kaip save, kaip paslaugą savo? Objektai ir yra save. Jo, aš suprantu, bet grinai, bet... Ne, aš save irgi labai dažnai mėgstu tokius dalykus, kaip buvo parduota ten tiek objektų, ar ten, nežinau, kažką radom gero, ar geras sandoris įdomesnis. Tai pasidalint trumpai, fainai, ir tas irgi labai veikia. Buvau rugsėjį paleidęs reklamą kad parduot ten, nes daug kažkaip labai prasidavė ten kotedžai, sklypai, tas. Ir trumpai ieškot savo kažko, ar norit parduot, rašykit, skambinkit. Tikrai suveikė per Facebooką, kokie 3-4 žmonės parašė. Bet aš tada irgi 80 eurų sumokėjau gal už reklamą. Bet rezultatas buvo? Taip. Gauti objektai. Gauti objektai tiesiog nepriklausomai nuo to, ką parašai. Ateina, mes čia norim. Ir dabar tai jau stabiliai per savaitę porą objektų ateina. Bet čia toks poros metų įdirbis. Ir skirtingų ateina. Norim čia sklypą parduoti ant Šalčininkų rajone, žemės ūkio, ten 2 hektarai. Ir matai, kad jis nevertas 5000. Bet okei, gal kažkas paims iš manęs ar dar kažką. Bet tu visus paėmė, kaip paskambina, ne? Dažniausiai taip. Taip, kad ten neatsakau, tai tikrai nedarau. Nors nenori ten Šalčininkų užpėtis. Taip, bet dažnai kažkam tai iš naujoku perduoti dar kažkas, bet tikrai atsiliepia, nes tas tai bus tikrai negerai, jeigu stengtis ieškoti, pradės eiti tokį objektą ir sakysi, ai, čia man neįdomu. Taip tikrai nedariau ne kartą, visus stengiuosi, nes tada visi patenkinti, kad visi gauna. Ir patarimai tokie, irgi trumpai surašiau, kas labai svarbi, aš manau, svarbus visi tie, kad padaryti tinkamai, kad tas visas veiktų dalykas. Bet irgi labai svarbus, kaip atsargiai elgtis su reklamų užsakymais ir stebėti, ar patvirtino Facebookas. Nes čia sekantis svarbus žingsnis. Nėra taip, kad tu įrašei, ką nori, reklamuoji ir tava jau reklamuojasi. Man būna kartais pusę dienos ar iki dienos ir nepatvirtina. Lauki. Ir ateina. Viskas gerai, patvirtinom, jau tavo ten tas skelbimas reklamuojamas viešai. O dažnai būna atmestas. Ir tada skaitai, ko ją atmetė ir niekad iki galo kaip visada nesupranti ir bandai kažką pakoreguoti. Bet labai svarbu suprasti ir pakoreguoti, nes jeigu įkelsi antrą kartą, jie vėl to pasakys, niu, taip negalima. Tu trečią kartą padarysi vėl su tą pačią klaidą, jie, užbaino tavo puslapį ir tu negali prisijungti ir kažką vėl įsigalti.
Ir tada prasideda. Man tai vieną kartą buvo, nesupratau, ar tai dėl mano reklamų ar dar dėl kažko. Apie 3 savaitės susirašinėjau, skambinausi su Facebooku, jie man 11:30 skambina kartą. Sorry, Sylvester, I see you, jau ten negali prisijungti dar kažką. Sakau, aha, ką man daryti? Nu tai ką tu čia pridarei, ta. Ai, nu gerai, aš patikrinsiu perduosiu. Kitą rytą gaunu laišką iš kito žmogaus, jis ten vėl prašo kažką patikrinti. Ir va tai buvo, negalėjau naudotis porą savaičių. Niekas nieko nenulaužė, nieko viskas gerai, bet va, esmė buvo, kad kažkur kažką blogai padariau. Taip man ir nepaaiškinom, kur buvo. Tai Kažkas nesupratai, ne, dėl ko užduosi. Tada ne. Bet va dėl reklamų būna. Gali užblokuoti netgi taip, kad neatstatys niekada. Aš kada dirbau su rusais, aš Lietuvoje rusų tinklapį dariau, Facebook'e irgi tą biznis. Būtent. Ir man po savaitės užblokavo, bandžiau rašyti laiškus, skambinti, viskas, galutinai, ką nori tą daryti. Tai va. Uždarė. O čia, kai tokie būna labiau smulkmeniški, bet Facebook'ui svarbus tokie aspektai, matyt, tai ir aiškinuosi. O reklamos labai svarbu atkreipti dėmesį, ar patvirtino ar ne, ir jokių būdų šiaip savo nespausti, jūs patikrinkit. Labai svarbu neleis jums reklamuoti, jeigu tai nekilnojamas turtas, o dažniausiai pas mus tas ir yra, atskiras skaitys ten pažymėti, kad reklamuoja nekilnojamą turtą. Nes nekilnojamas turtas, darbas, darbo paieška ir dar kažkas, kur reikia pažymėti specialiai, kad tu va tą ir tą reklamuoji. Ir jie tada atitinkamai tikrina tą tavo nekilnojamo turto reklamą. Nuoma, pardavimas, paieška, nesvarbu. Jeigu tu nepažymi, kad tai nekilnojamas turtas, specialų tokį įjungti ten, toj pačioj reklamai užsakant, jie nepatvirtins. Ir atšauks. Atšauks nieko tokio, turi pakoreguoti. Bet jeigu tu 2-3 kartus padarys tą patį, jie gali tave užblokuoti ar ten tave kažkokiam laikui užblokuoti ir taip toliau. Tai va, nekartoj tų pačių klaidų. Gražios nuotraukos ir aprašymas yra būtinas, 2 raidėm net parašiau. Nes jeigu padarysi belė kokias nuotraukas įkelsi ir ten aprašymą, bet kokį dar ir su super daug klaidų, tai ir dar reklamuosi save kaip tokį, tai kažkaip nelabai fain. Antireklamuosi. Taip, labai teisingai. Tai va, visų pirma nuo to pradėt, o jau toliau visas auditorijas ir kiti tie dalykai. Tas... Pirmiausia, lietuvių kalbos pagrindai, taisyklės, kableliai, kažkaip. Taip. Ir pas mane kartais būna, bet jau stengiuosi tikrinti, kad ten nieko nepraleis, jokios nosinės ar dar kažko. Aišku, viena nosinė ar ten dar kažkas nieko tokio svarbu, vėl esmė. Ir tada nerašyti ilgų rašinėlių, o esminiai dalykai, kurie gali sudominti jūsų klientą. Tai suprasti, kad, man mintis tėvo, visada mąstyk, kas tau pačiam gali būti įdomu ar domintų tai, ką tu sukūrei, ten aprašei. Reklamuoji būtą, parašei tekstą ir pagalvok, kad tai ne tu nori parduoti, o tu ieškai būtų. Ir Facebook'e pamatys, ar tave sudomintų. Tai aš visada laikausi tokios praktikos ir man tas tikrai veikia. Ir skirti nemažai laiko, tai jau sakiau, tiek skelbimo kūrimui, tiek reklamos užsakymui, visiems šitiems dalykams. Pasiruošti. Kažkada galvojau, Facebookas čia va, bet dažnai prisimenu Artūro žodžius, dar per mokymus, kažkada įdirbis. Facebookus spėsit, nes jie atima daug laiko. Kaip tai Facebookas gali atimti daug laiko? Kol nepabandai, nežinai. Kai gali prisėsti prie kažkokio ten aprašymo ar nuotraukų galvojimo, kurias įkelti ir reklamos užsakymą ir valandą ir pusantros ir iki 2. Galime ir per porą minučių padaryti, bet gaila pinigų, mes tai mokam. Ir atsargiai labai elgtis su gautomis žinutėmis į profilį. Labai atsargiai. Kadangi vienos pažįstamos, kuri turėjo virš apie 2000 sekėjų, kavinė, nulaužė ir bye. Nėra profilio ir net gauna porą savaičių. O va taip siunčia. Man, pavyzdžiui, per savaitę kokius, kasdien maždaug gaunu. Paspaus greičiau, kol ten neužblokavom tavo profilių ir panašiai. Tai kartais ryte ten atsikėlus, kas mėgsta ir kuo greičiau žiūrėt, kas ką parašė, gali ir paspausti. Tai va, aš jau patį tą peidžą, tai labai atsargiai ten, kas ką rašo, 10 kartų skaitau, nes labai paprasta viską sugadinti. Tas pats galioja ir paštuose, ir asmeniniuose Facebook'uose, visur dabar labai suaktyvėja. Bet būtent tos kažkaip puslapius labai lengvai pasisavina.
Ir paskutinė mintis, jeigu neturi daug laiko, samdyk įmonę, kurie už tave viską padarys. Atrodo, mano pasakojimas buvo tada nieko vertas, bet kodėl aš tą sakau, nes... Samdėjai ar pats pradėjai? Ne, aš pradėjau mokymų nemažai ir Mokymus? samdžiau save, mokėjau už mokymus prieš 20 gal pirmyčią metai buvo. Ne super ten daug, bet porą šimtų eurų tikrai mokėjau. Ir ten buvo tokie online mokymai porą savaičių. Tai ten užduotį, visokius bandymai ir aš turiu tokius konspektus savo susirašęs, kur ką geriau daryti, rašytis ir ar taip ar ne. Nes aš jums čia pasakojau per pusvalandį, nu, bendrai ką atkreip dėmesį ir ką kaip tiksliai kad daryti, tai ten skiri tokie kaip ir mokslai. O kodėl ta mintis apie įmonę, pats apie tai mąstau. Ir man jau aišku siuntė dešimtis tų visokiausių įmonių, nes jeigu jie mato, kad Facebook'e kažką reklamuoja, iš karto ieško ir tau rašo, siunčia. Tu ir ten pradeda man pasakoti. Taip, čia tu už 50 eurų pasieksi ten 2000 žmonių, o mes čia jau tą 15 000 drąsiai galim. Aš sakau, ne, tai pas mane paskutinis buvo 13 000 žmonių pasiekti. Nu bet vis tiek, mes galim čia sutaupyti tavo pinigų. Sakau, gerai, supratau, ačiū. Atsiųskit. Kokios kainos maždaug, kas pasiūlė kainas? Tai va, net dabar neatsakysiu. Aš pravedžiau, gal atsiprašau, Aha. per paskutinį mėnesį kokius 4 pokalbius su įmonėm. Ieškau aktyviai dabar, kas galėtų man už pinigus tą daryti. Jie porą šimtų eurų mėnesio, ne? Ne, jie ima nuo 400 eurų iki kažkur 800 eurų plus PVM per mėnesį už administravimą, čia tik už savo darbą. Taip. Jie tau, nu, ta prasme, ten gali sureguliuoti, ne ką jie tiksliai daro, bet pagrindė jie ten tuos postus įdeda, parenka auditoriją, reiškias, nustato biudžetą ir sako, nu, ta prasme, tam, kad gaut rezultatą, nu, ta prasme, visi vienodai sako, kad kažkur reikia 3 mėnesius minimum. Sutartį dažniausiai pasirašo pusę metų. Nu ir viskas. Ir reikia 500 eurų į mėnesį skirti reklamai, kad pajusti tą kažkokį rezultatą. Bet tada ne mes dabar irgi pasidarėm, nes naujųjų metų buvome Vilniaus taip pasireklamuoti, mes turim įmonės 270. Tai gali būt, ne. Tai aš čia tau kaip patarimas, jeigu tau reikėtų, nes 200 plus 500 reklamų, bet yra tas pradinis pajungimo mokestis, kurie jį skaičiuos nuo 200 iki 500. Ne, nu tai aš ten irgi vieną tokį turiu žmogų, ten radęs internete, kuris jisai ten siūlė irgi ten panašiai 200 eurų, kažkas tokio. Bet tai žinai, nu man jau tiesiog, aš pažiūrėjau nuotraukas jo, ten prieš porą savaičių jisai kažkur tai barė, ten su alum, žinai, ten stovi, nu ten pusiau girtas, žinai, nu tokie, visokių, žinai. Nu gali būt, ne, viskas tvarkoja. Nu, ta prasme, aš kalbėjau ten su Bet labai gerai, tai man irgi siūlė, aš galvoju, bet kažkaip aš neinvestuoju reklamas ten tūkstančiais, bet per mėnesį skaičiavau, kad po porą šimtų eurų iki 300 gaunasi, priklauso vėl nuo tų objektų, ką tu ir kaip gavosi gauti, ar ten reikės skubiai parduoti. Tai mintis irgi turiu tokias ir tikriausiai reikės kažką, tai bendrom jėgom. Tikslas, man įdomu, kada šauna į galvą daryti tokius dalykus. Tada reikia turėti kažkokių labai daug objektų, ar ne? Sklypų, kažkokia neilgai, kodėl tu sugalvoji? Nu tiesiog, reikia daugiau objektų, neužtenka tų, neužtenka rekomendacijų, tiesiog ir aš noriu gauti tiesiog daug naujų objektų. Iš savęs pakliauti, ne? Taip, nenoriu daryti šaltų skambučių. Kad tau skambintų, parduok mano butą. Taip. Tikslas yra tas, kad gauti tiesiog naujų. O tavo tikslas buvo parduoti sklypus, ten kuo daugiau visko? Pas mane viskas skirtų, nes aš žinau, kad tai reklama visų pirma tarp tavo pažįstamų, kurie kai tu pradedi dirbti, jie tau, gerai, dėt, dirb, super. Ir matai, kai jie ten parduoda savo butus ar sklypus su kitais brokeriais. Tai aš to negalėjau žiūrėti ir kentėti, man tas žiauru. Nors aš, jau kaip, nėra, kad kaip jis taip galėjo, man ne ta buvo mintis, o man ta mintis, kad aš kažką, matai, blogai darau arba kol kas nieko nepadariau. Ir aš iš tos pusės pradėjau ir... Taip, tai turiu tokių... Tai turiu tikrai ne vieną tokį pažįstamą. Vakar aš buvau krypėjęs, o šiandien esu brokeris. Taip. Okei, labai faina. Sėkmės tau. Bet tu turi parodyti, kad tu iš tikrųjų esi brokeris. O man per Facebooką labai ir pavyko, nes visų tų pažįstamų neperskambinsi. O visų pažįstamų tu neperskambinsi, o ten
per tą Facebooką tikrai pavyko daug ir tada matai, kad patys tau skambina, tarėsi, kažko ten reikia, nori investiciją, ieško ar dar kažko. Ir toks dažnai pradedu galvoti, kuo jis man paskambino? Nu turbūt vėl. Ir tada randi, kad jis kažką tave palaikino, kažkur pasidalino. Nu ir va taip. Tai grįžtant prie to tikslas, koks tai va tas ir yra, kad visų pirma pasiekti tos ir savo visus pažįstamus, kad jie matytų, ką tu ir kaip tu, ir įeina į tavo Vilniaus turto mūsų superinį puslapį, kur mato tavo objektus, mato parduotus objektus, kas tikrai labai padeda. Rekomendacijas paskaito, kokios Taip, būtent. Ten dar kažką paskaito ir va taip ir gaunasi, kad kažkas įdomesnio išsirituliuoja. O sekantis tai žingsnis va tas dėl naujų objektų, nes jie ateina, net tu ir kaip ir nenori jų, neakcentuoja jų, bet jie mato iš tavo visų pateikimo, kad profesionaliai kartais ko mano, taip objektas negalėtų būti pateiktas. Nu ir davai. Rašo net jau pradėjo, kurie jau parduoda su brokeriais. Ir kai parduoda su kažko ir siunčia man nuorodą kito brokerio, sako, gali padėti parduoti. Taigi tu parduodi, kas negerai. Iš kitų įmonių, nes tu tada neteka nesintinėti. Ir tada galvoju, kas per brokeris. Jungiu, ten tas brokeris turi vieną tą skelbimą, jokių niekur atsiliepimų, pradėjo neseniai darbą, to objekto nuotraukos va tokios ten iš viršaus ir kreivos. Ir taip, nu kaip ir okei, visada nori padėti kitiem. Tada galvoju, matosi, kad jis nenori pats savo padėti visų pirma. Nieko nepadaryta dėl to objekto. Tada sakai, nu žiūrėkit, jeigu jums tai netinka, galim taip, galim tartis. Ir jau net tokių esu gavęs. Tai jie irgi va, tas pats, mato kaip tu ką pateiki ir tada pirmyn. Gal klausimų dar turi? Tai žodžiu, ta prasme, tu tiesiog, ar ne, beveik kiekvieną postą, ar ne, būstinę, ne, ta prasme, ir tas iš... Aš kiekvieną taip individualiai priimu sprendimus, ar tam reikia reklamos, ar tam reikia, ar tam nereikia. Okay. Tai tikrai ne visada, bet priklauso, kartais įkeliu tam kažkokį įrašą, nespėjau užsakyti reklamos, ar tik noriu užsakyti ir jau ten matau, kad kažkas kažką perka. Okei, nereikia, nu super, labai fainai. O žiūrėk, pas tave 1000 followerių, ar ne, Facebook'e, tai daugiau jau ten. Kaip? Daugiau, vienas ir du. Tai ten, čia visi čia už pinigus, ta prasme, yra? Ne, galima, aš ir neseniai, geras klausimas, neseniai pačiam buvo įdomu, iš kur jie susirinko tiek daug. Tai pažįstam labai daug, tų tokių artimesnių, tolimesnių, bet jų buvo jau iš seniau, apie porą šimtų, gal, iš 600, 500. O toliau jau man visai nepažįstami asmenys, tai va iš tų reklamų, bet dažnai be reklamų tave jau ten laikina ir ten dalinasi jau kažkas neaišku kas. Tai tas vėliau ateina iš tų laikų. Vėl tas pats, reklama, ko tu nori, ar parodyti objektą, ar parodyti, kad kuo daugiau žmonių įeitų į puslapį. Kaip aš duobiu portalą tą reklamavau, man esmė buvo, kad jie įeitų į puslapį ir ten pamatytų sklypus, kainas, per ten užklausą gali išsiųsti ir panašiai. Tu toks gaunasi užburtas ratas, per Facebooką tu žmonės varai į puslapį, jie ten išsirenka, ateina pas tave, perka. O gali būti tikslas gauti kuo daugiau ten tų reakcijų, komentarų, ar tų visų tokių patiktukų. Tai užsakant reklamą visą tą pasirinki po truputį. Ir matysi. Klausyk, Silvestro, o PVM neteko dar sumokėti už reklamą Facebook'e? Todėl, kad kaip ir yra prievalė, tai va gali apmokestinti PVM. Tai bus matyti, aš jau domėjausi rašiau, bet man netrašė Facebookas, gal net ten rašiau, kad... Ne Facebookas, čia į Lietuvos biudžetą. Tai aš suprantu, bet esmė... Lietuvos biudžetas, jeigu tu babkės moki užsienį. Tai jie be PVM išrašo faktūrą, tau ir prievalė yra Lietuvoje mokėti PVM. Atsiranda naujienų, tas pats kaip aš su Ispanija bendradarbiausiu, su Lenkija ne vieną kartą faktūras rašęs kaip iš įmonės, tai kaip ir atvirkštinis PVM-as ir jo nėra, bet kaip ir jis kartais gali atsirasti vietoj, vat kaip ir sakai. Taip. Tai ten tas pats kaip ir fiziniam asmeniui gavęs daugiau pinigų, ten pagal atitinkamą, nu čia už atskirą temą vėl ten. Bet yra su Lenkija, kad Ispanija taip, Ne, su Lenkija irgi tas pats, nekilnojamo turto agentūros, visokiausios paieškos objektų ten, jie čia, fondai ir taip toliau. Yra kažkokio ryšio, ne? Nu, po truputį irgi visi iš visų pasidomės. Ispanija tai iš čia ten, o Lenkija tai taip. Ir taip, ir taip. Gal yra dar klausimų dėl CID? Dėl to targetingų pasimetimo, ten papildomai kiekvienas
Ne, tu pasirenki. Jeigu tu daug pasirinksi, pavyzdžiui, ten. Ne, ten gali pasirinkti nors ir milijonas, bet tada esmė vėl tikslas tavo reklamos. Tame visa esmė. O mokėt ne, tu moki už skaičių žmonių, už dienas ir atitinkamai gali ten iki 100 eurų likti. Nežiūrėjau, aš ten tiek daug. Visada pas mane iki... Neribotas suma užsakyti. Taip, ten iki 60 eurų aš dažniausiai mokėjau po porą dienų ir priklauso. Kartais 30, 40. Ten parodo, tuos, kur pasirinki, kiek už tai mokės, ar ten rodo, čia patys. Taip. Dienas, Pažymė sumą. tu visų pirma renkėsi, ką tu nori pasiekti, kaip, kas, koks tikslas, o tada jau pačioj pasirinki kiek dienų ir tau parodo, kiek tu pasieksi maždaug. Bet tas maždaug atitinka. Silvestrai, kokius pomėgius renki dažniausiai parduodant ant T? Turėsiu patikinti, aš jų labai nekeičiu, bet vat visus susijęs su investicijom, nekilnojamas turtas, marketingas, reklama. Nu kažkokių ten yra ten daug ir reikia ten vėl pasėdėti porą valandų, kol tu pasirinksi savo. Pažiūrėt, Google, turtingų žmonių top 10 pomėgių. Vos, aš taip liktai dariau kažką. Parduodi sklypą už 5000. Nu, tai jo, jeigu... Ir turi turėti skirtingus tuos. Sakau, vat reklamavau patalpas ten už milijoną, keičiau tas. Nu taip. Kažką išsmečiau, kažką pridėjau. Verslus, ten kas domisi. Nu ir laiko užima, ne, tas vat... Labai. Labai. tą patį, na retai, bet Rimtai daryti. labai reikia tam. Aš dienom net nesėdu, nes kai tik sėdi, turi pagalvoti, kaip kažkas skambina, kažkas rašo. Ten jeigu telefonas taip neįmanoma padaryti. Tai aš arba anksti ryte dažniausiai atvažiuoju, ten 6-7 ir tada iki ten 8 gali viską padaryti, ko nieks tas netrūksta. Tai tik taip. Keletas momentų, jeigu galiu, Silvestrai, tai trejetas momentų. Vienas momentas tai dėl firmos, kurią jūs rinktumėtės, jeigu rinktumėtės, nu, ypatingai atidžiai, galbūt netgi per rekomendacijas, nes belenkokių belenkiek, aš nežinau netgi kokį kriterijų jums pasirinkti, ar tai tarifai, ar tai dar kažkas. Kažkada tai su Vilniaus turtu norėjo bendradarbiauti viena ten reklamos agentūra. Jinai užprašė per Facebooką užprašė 3000 eurų per mėnesį. Ir pasakojo istoriją didžiulę, kaip jinai sukurs ten Facebook'e pasaulį ištisą ir taip toliau. Ir tada mes apsistojom prie to, o kokiagi mums bus konkreti grąža, jeigu mes pradėsim matuoti pagal konkrečią grąžą, ką mums duoda. Ir jie nesutiko tai. Jie tik sutiko į vieną pusę, reiškia viską, reiškia visus tos saliutus, o kad pradėt matuoti, kiek tu gauni grąžos ir kiek naudos, jie nesutiko. Tai va, tai turėtum galvoj, kad jeigu kažkas tai pasako kažkokias istorijas, galbūt pasižiūrėt pagal jo patirtį, pradėt klausinėti, reiškia, koks feedbackas bus, koks efektyvumas tos visos reklamos. Ir jeigu jie nesigaudo, eiti toliau. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, tai dėl followerių. Tai vienas iš pagrindinių, ką reikėtų daryti, jeigu norėti tą didelį skaičių followerių užsiauginti, tai yra kiekvieną dieną talpinimas. Norit jūs ar nenorit, kiekvieną dieną talpinas. Jūs turbūt pasižiūrėtumėt, pavyzdžiui, Capital Realty followerių apie 9000, Vilniaus turte apie, nežinau, 5-6 tūkstančius, nežinau, followerių, o Ievos Baniulytės 4000 followerių. Tai vat Ievo Baniulytė kiekvieną mielą dieną talpina, kas antrą dieną maksimum talpina visą laiką. Tai vat nuoseklumas yra vienas iš pagrindinių dalykų. Neįkristi vieną dieną, o tiesiog nuosekliai. Ir paskutinis dalykas, Silvestrai, norėjau tavęs paklausti, tu ten matėsi 50 eurų daleiskim mokė už reklamą. Tai, pavyzdžiui, prie 15-20 eurų tu pasieki apie 5000, tai prie 50 eurų tu pasieki apie 25 000. Tokiais skaičiais operuoji. Maždaug, gal čiut mažiau.
Nu, apie Pabrango, 20. šiaip pabrango reklama. Pabrango, ne? Pabrango, tai Aš taip. lyginu, kas buvo prieš metus, prieš 2, tai dvigubai ar trigubai pabrango. Maždaug. Aš prieš metus daugiau nei 30 eurų beveik neišleidau. Taip. O dabar apie 50 Nu, kaip supratau, minimum. tai jinai Ir tada- brangsta, jinai visą laiką brangsta, bet pasirodo jau dabar dvigubai brangsta nuo to. Taip, Ir, taip, ir paskutinis klausimas, ar tu susidūrei su to, kad tu pateiki gerą reklamą, ir ją laikina, ir Facebookas neskaičiuoja tavo pinigų. Gal nesužiūrėjau. Pradeda skaičiuoti, paskui Yra mato, kad galimybės šėrina hebra ir laikina, jeigu gera kokybė, Facebookas nebeskaičiuoja. Algoritmai pradeda skaičiuoti, kad tu esi dalyvis Facebooko, žinai. Reikia man sužiūrėti, kaip gal kartais Dėl įdomumo. Tai galvoju, kaip Silvestras pasakojo, kad labai daug ten pamatė, tai gal net Facebookas, ne taip, kad mokama ten reklama buvo, Facebookas pats ieškojo. Ai, tai tuo atveju jo, kabina Facebookas irgi kelia į viršų, nes šiaip jeigu patalpinat reklamą ir jinai neturi laikų, tai mato 5% žmonių, 5%. Taip, tai išbandęs, atsakau, jeigu tiesiog įkelti parduodamas gražus namas ten prie miško ir taip toliau ir su juo nieko nedaryti ir ten nei komentuoji, nei 2 laikai, kas dažniausiai būna, tai kai jungi pažiūrėt, kiek tu pasiekiai žmonių, porą šimtų. Čia mokama reklama. Nemokamai. Tiesiog įkėlė ir sėdi laukia. Tai gali puslapį tam pažiūrėti ir nemokamai kiek pas tave. Taip. O jeigu mokamai būtų, tai čia žymiai daugiau. Taip. Paskutinį Tobio kvartalo, to paskutinis mano jau dabar rudeninė reklama, 2 kartus sumokėjau po 40 turbūt eurų, tai ten buvo virš 30 tūkstančių, ar arčiau 40, pusantro mėnesio bėgiai. Ir parduotas sklypas vienas, nors jau žiema vis tiek pardaviau natūralinis praeitą savaitę. Bet ir viskai klausai, ar iš Facebooko, ar iš kažkur? Nereikia klausti, tai rašo Facebook. Ne, bet tu rašot su to, kuris rašė, tas ir nupirko, ne? Taip. Tokių turiu gal 4-5, kurie rašė iš tų 15 ar 16 sklypų, kurie rašė į Facebook ir nupirko. Dar kokie 15 rašė ir nenupirko. O kiti tiesiog pirko ten iš skambino, nes pamatai Facebook'e gali visur pamatyti, yra rodė, ten. Bet pirminis tas. Ir aš žmonių dažnai klausau pas notariaus sėdint, kur kaip kas. Aš kiek užsakau, pavyzdžiui, aš irgi taip pat turiu tą biznes pėdžią, aišku, labai retai ten kur nors rašau, čia mano problema yra. Aš parašau, sakau, tą mokamą reklamą, paleidžiu tas reklamas, ten sukasi, ten irgi parodo viską, pasižiūri, kiek ten kas pažiūrėjo, kas kaip, sudeda laikus ir tada, kažkas palaikina, kažkas ten pasidalina, bet tai nieko nėra. Ir tada tu suskaičiuoji, kiek išleidai reklamų, pinigų, ir paskaičiuoji, kiek tas vienas laikas tau kainavo. Vienas laikas tau kainavo kokie 5 eurų. Tai galvoju, lemba brangoka, žinai, kaip už laiką 5 eurai. Bet čia, ta prasme, bet tai reikia ateit pastoviai. Daliau, kada paleidi, pasakyk man, duok 3 eurus, aš tau palaikinsiu. Už 3 palaikinsiu. Aš dar draugui pasakysiu.